žvaigždžių dienos renginius. Netrukus į aikštę grįž lietuvių ir Time Team komandos 34-33. Po pirmųjų 8, ne 10-8 žaidimo minučių, nes kelinių trukmė šį kartą. 8 minutės lietuviai, na, jeigu kalbėtume apie statistiką, kas galbūt ne taip ir svarbu. Būtent šio renginio formatą vertinant, tačiau aišku stuburą lietuviai turi. Antanas Sireika keitė galbūt šiek tiek mažiau krepšininkus negu legionierių komandos treneris Aleksandras Trifunovičius, tačiau aišku, lyderių ketvertą lietuviai turi. Mindaugas Kuzminskas 13 taškų, Renaldas Seibutis 8, Jonas Valančiūnas 6 ir 6 atkovoti kamuoliai, Mantas Kalnietis 6 ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Dar kartą persveria rezultatą Time Team komanda, Trevonas Hjūzas ir Martynas Mažeika. Galėjo būti pirmieji neptūniški taškai šiose rungtynėse, tačiau iš po krepšio Mažeika nepataiko ir kitas Neptūno žaidėjas Arturas Brūninis, vilkintis legionierių komandos marškinėlius. Mažeika tampa tik 6 lietuvių komandos žaidėjų pelnančių taškus. Time Team komandoje juos renka beveik visi tie, kurie buvo aikštėje. Rašonas Braudusas dabar yra joje ir kol kas 0. Jo statistika: meta ir pataiko Laimonas Kisielius. Kartu su Dariumi Pakamaniu, kartu su Robertu Jevtoku, Martynu Mažeika. Aikštėje dabar Rašonas Braudusas pelno pirmuosius savo taškus. Iš starto 5 lietuvių komandoje dabar žaidžia tik Mindaugas Kuzminskas. Tam, kad galėtų tapti efektingiausių, na, vienas iš, sakyčiau taip, 3 realių pretendentų kartu su Mantu Kalniečiu ir Jonu Valančiūnu. 40-39 po dar vienos rezultatyvios lietuvių atakos. Legionierių komandoje rezultatyviausias lieka Sonny Winsas su 8 taškais. Dabar iš toli meta ir nepataiko Deinas Johnsonas. Iš Dariaus Pakamanio vagiamas kamuolys, bus kažkas gražaus. Na, taip nusprendžia baigti šią ataką. Trevonas Hjūzas kala kamuolį į krepšį. 7. Pieno žvaigždžių žaidėjo taškas. Pakutravo Laimonas Kisielius šioje situacijoje. Parodė, kad atiduos kamuolį. Man neperduos, netgi atiduos į glėbį, turbūt taip, Dariui Pakamaniui. Po to apsisuko ir pelnė taškus. Mindaugas Kuzminskas gali dėti gražiai ir deda. 15. Jauno Žalgirio puolėjo taškas. Lietuviai pirmauja 44-41. Jeigu kalbėtume apie rezultatą, apie jo kitimą, apie jo pokyčius, kol kas kovą galėtume vadinti atkaklę. Didesnę laiko dalį priekyje Antano Sireikos vadovaujami lietuviai, bet arba labai arti, arba netgi kartais ir į priekį išsiveržia. Legionieriai Martynas Mažeika įmetė iš toli, Arturas Brūninis atsakė metimu iš po krepšio. Dar viena legionierių ataka. Deinas Johnsonas pabando štai taip. Trevonas Hjūzas arba ne viską iki pabaigos suprato, arba kamuolio skriejimo trajektorija buvo ne visai tokia, kokios tikėjosi. Time Team komandos amerikietis, vienas iš gausaus amerikiečių būrio. Milovanas Rakovičius grąžinamas į aikštę. Grįžta į ją ir Cameronas Flokas. Trys amerikiečiai, serbas ir kroatas dabar toks. Time Team komandos penketas, Mario Delošas pirmą kartą šiose rungtynėse pasirodo aikštėje. Na, Seibutį pavaryk, kaipgi be to.
kaipgi be to ir kaipgi be Simo Stankaus ir jo pokštų. Tai nėra Vilnius, tai yra Klaipėda, bet yra čia ir Seibutis, aišku, yra ir Seibutis. Šventė krepšinio elementai futbolo. Dar vienas epizodas, kuris irgi, aišku, suteikia papildomų spalvų šventei, o kol kas mes keliaujame į minutės pertraukėlę. Klaipėda LKL žvaigždžių diena ir lietuvių bei legionierių rungtynės kol kas 47-47. Time Team komandai sugebėjo, pavyko pasivyti varžovus, nors dar visai neseniai komandas skyrė 4 taškai, net daugiau 4 nelabai ir buvo. Šiuose rungtynėse, jeigu neklystų, tai didžiausias skirtumas, dar vienas naujas veidas lietuvių komandoje, tai yra Evaldas Baniulis iš Vilniaus Sakalų. Time Team apsigina ir turi galimybę dabar jau padidinti savo pranašumą iki didesnio nei 2. To padaryti nepavyksta, bet perima kamuolį Rašonas Braudusas. Time Team komandos taškai. Jonas Valančiūnas grąžinamas į aikštę. Vietoj Baniulio paliekami 2 centrai. Ne vietoj Baniulio, vietoj Laimono Kisieliaus. Iš už šoninės linijos bando atakuoti Jonas Valančiūnas. Aišku, tai yra taisyklių pažeidimas būtų. Kitokio pabudžio rungtynėse čia šiandien ne. O Time Team spurtuoja. 10-0 tokia atkarpa ir -4 tapo +6. Jevtokas su Valančiūnu. Vėlgi toliau svarstant apie tai, kas galėtų būti efektingiausių šiandien. Lietuvių komandoje, ko gero, lieku su tuo pačiu trejetu, tai yra Robertas Jevtokas. Vos nepataiko tritaškio. Tai yra Mantas Kalnietis, Jonas Valančiūnas, Mindaugas Kuzminskas ir prie šio ansamblio labai smagiai bent jau bando prisiderinti Robertas Jevtokas. Time Team komandos žaidimas galbūt netoks linksmas ir žaismingas kaip lietuvių. Todėl išskirti kažką būtų galbūt sudėtinga. Rezultatyviausi kol kas Sonny Weimsas 10 taškų, Milovanas Rakovičius ir Rašonas Braudusas po 9. Pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Perimtas kamuolys, Martynas Mažeika Renaldui Seibučiui. Seibutis pavarė šį kartą iš viršaus. Nedažnas žaidimo elementas, kalbant apie šį krepšininką, tačiau šiandien galima. Weimsas. Tritaškius šiandien meta ir noriai, ir neblogai. Pataikė iš 5-3. 13 Sonny Weimso taškas. Braudusas perima kamuolį, Time Team vis dar priekyje 56-53. Weimsas nesugeba pergudrauti krepšio. Varžovų ten nebuvo, buvo tik krepšys, tačiau įdėti Weimsui nepavyksta, o Evaldas Baniulis mažina Time Team komandos pranašumą iki minimumo, likus žaisti pusę minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Delašas prieš Jevtoką. 7 sekundės atakai. Taktinio pozicinio žaidimo matome šiandien mažai, todėl tokie skaičiai
irgi yra netikėti, nesugraibo kamuolio Baniulis. O Milovanas Rakovičius padovanoja Mario Delašui progą pelnyti 2 taškus. Jonas Valančiūnas smaginasi ir toliau 58-55 prieš didžiąją pertrauką. Time Team laimi prieš lietuvius. Čia į Klaipėdą grįšime po pertraukos, kuri irgi bus šiek tiek trumpesnė negu įprastai krepšinio rungtynėse.